Kuri yra skiriama už priešininko puolimą prieš komandą pradėti ir baigti kovą, už smūgiavimą į draudžiamas vietas, už smūgiavimą naudojant bet kurią iš draudžiamų technikų, techninės pražangos tuo metu yra skiriamas už nesportinį elgesį, už kovos gaišinimą, už pasyvų kovojimą, už pertraukos prašymą, turint blogą poziciją, už šiurkštų varžybų protokolo pažeidimą ir už kovojimą be dantenų apsaugos, jos išpjovimą, sąmoningą apsaugų atlaisvinimą. Taigi tokios pagrindinės taisyklės, tokios pagrindinės gairės šiandien, kaip galėjote nesunkiai suprasti, nėra galimi tik tai tie patys žiauriausi veiksmai, tik tai kraštutiniai variantai, visa kita daugiau mažiau galima ir įmanoma, kovojama po 3 raundus pagal K1 taisyklės, po 2 pagal ZST. Ekstra raundai šiandien nebus skiriami, gali būti ir lygiosios. Raundo nugalėtoje skiria šoniniai teisėjai savo bendrų sutarimų, arba aišku, yra paskiriamos lygiosios vertinant sportininkus nuo 8 iki 10 taškų, priklausomai nuo to, kiek tas sportininkas dominavo kovoje. Taškai yra skiriami už pakirtimus, aktyvumą, švarius kojų ir rankų smūgius į galvą, neišvedus oponento iš pusiausvyros. Tiek taisyklių pristatymo, o dabar startuoja pirmoji vakaro kova, atidarimo kova tarp jaunųjų sportininkų iš Klaipėdos ir Latvijos. Raudonajame ringo kampe Armandas Mušinskis, mėlynajame Aleksandras Železnekovas. 3 raundai po 1 minutę, K1 reglamentas. Svorio kategorija iki 30 kg. Teisėjo patarimai sportininkams. Ringo referis labai didžiai jauniesiams kovotojams išaiškino taisyklės, dėmesio. Šiam turnyrui, beje, teisėjus vyriausiasis teisėjas Vidas Leščinskas, referiai Romas Saldys ir Dimitrijus Baranovskis, Lietuvos profesionalaus bokso lygos prezidentas ir šoniniai taip pat teisėjai, o čia pirmosios kovos pradžia. Klinčas, priminsiu, pagal K1 taisyklės yra neleidžiamas, dabar vos susikabinus sportininkams jie vėl yra išskiriami, tam, kad kova būtų pakankamai dinamiška, kas buvo vienas iš apskritai K1 sporto atsiradimo priežasčių. Štai toks momentinis knockdownas, atsiduria ant ringo grindų, Aleksandras Železnekovas iš karto keliasi, tačiau puikiai smūgiuoja Armandas Mušinskis. Tęsiant ir baigiant apie klinčą, tai jis šiandien nebus galimas, todėl kad čia ne boksas ir čia K1 sportas, ir tam ir buvo sugalvotas dinamiškesniai kovai, kad sportininkai nestovėtų susikabinę ir nebandytų tokiu būdu atgauti jėgų. Dėl šios priežasties nokautai, knockdownai labai dažni K1 sporte. Baigėsi pirmasis raundas, jame labiau dominuojantis buvo, manau, tikrai lietuvis Armandas Mušinskis iš K1 akademijos Klaipėdoje. Dabar antrasis raundas turėtų startuoti po pertraukėlės, jis taip pat truks 1 minutę. Ir antrojo raundo pradžia tarp Armando Mušinskio raudonajame ringo kampe ir Aleksandro Železnekovo mėlynajame. Dabar jau ant ringo grindų atsiduria Lietuvos atstovas. Kova tęsiasi. Geras, švarus Armando Mušinskio smūgis.
Tarsi pykęs Armandas Mušinskis už tą kiek nesėkmingą epizodą praleidų smūgį raundo pradžioje. Buvo ėmęs dominuoti Armandas Mušinskis. Situacija daugiau mažiau įsilygina besibaigiant raundui ir dabar raundo gongas, lieka trečiasis. Paskutinis raundas, trečioji paskutinė minutė. Matome kiek pavargusi Latvijos sportininką. Aistringi trenerio patarimai jam. Tačiau jis kol kas atrodo silpniau. Jeigu reikėtų lažintis, ko gero Armandui Mušinskui, bent jau aš asmeniškai ne iš tos simpatijos, kad jis iš Klaipėdos ir kad jis iš Lietuvos, tačiau atiduočiau pranašumą šioje kovoje. Atrodo geriau Armandas Mušinskis kol kas. Lieka trečiasis raundas. Situacija gali greitai keistis. Čia K1. Paskutinis raundas. Finalinis raundas. Ringo pranešėjas Rytis Kuzmeika šiandien pagarsėjęs. Ne tik Lietuvoje, ringo pranešėjas pranešinėjantis ir Kėjų kovas transliuojamas nemažoje dalyje pasaulio. Užsivedę bus sportininkai panašu. Kiek daugiau smūgių trečiojo raundo pradžioje atliko Aleksandras Železniakovas. Nei vieno ypatingai švaraus, tiesa. Ir dabar turėsime kovos pratęsimą. Nepridėtą laiką, tačiau tiesiog tęsiama kova. Ir kojomis dirba Armandas Mušinskis. Laikas ir kasgi bus kovos nugalėtojas. Latvis turėjo gerų